Vis suki galvą, kaip parašyti kalbėjimo tekstą? Nežinai, nuo ko pradėti? Atsisiųsk kalbėjimo teksto pavyzdį į savo kompiuterį iš kalbėjimotemos.lt. Iš pradžių pasirink savo klasę. Jei jau žinai temą, kurią norėtum kalbėti, pasirink ją. Jei dar neapsisprendei, spausk rodyti visas potemes. Čia gali matyti potemes, kurios priskirtos tam tikrai temai. Išsirink vieną iš jų. Čia gali matyti, kiek puslapių sudaro kalbėjimo tekstas. Čia gali perskaityti kalbėjimo teksto santrauką. Dar žemiau rasi smulkesnę informaciją apie kalbėjimą. Būtent to ir ieškojai? Spausk atsisiųsti kalbėjimą. Šioje vietoje įvesk savo mokyklos pavadinimą. To reikia tam, kad kalbėjimas į tavo mokyklą būtų siunčiamas tik vieną kartą. Spausk tęsti. Įrašyk savo elektroninio pašto adresą. Į jį bus atsiųstas kalbėjimo tekstas su priedais. Spausk tęsti. Kalbėjimo planas ir skaidrės neabejotinai praverstų ruošintis didžiajai dienai. Be to, perkant viską kartu, gausi informacijos šaltinius, faktų rinkinius ir galimus egzaminavimo klausimus. Juk nori būti pasiruošęs viskam, tiesa? Tuomet spausk tęsti. Paslaugos apmokėjimą gali atlikti internetu, o jei dar neturi banko sąskaitos, ne bėda. Gali atsiskaityti Maxima parduotuvėse, PayPost pašto skyriuose, spaudos kioskuose ir kitais būdais. Tai reikia atsispausinti sąskaitą ir paduoti ją kasininkiai, o mes, vos gavę apmokėjimą, kalbėjimo tekstą su priedais išsiųsime tavo nurodytų elektroniniu paštu. Na, bet aš renkuosi paprasčiausią būdą. Norėtum gauti kalbėjimo tekstą nemokamai? Paspausk čia ir sužinok, kaip tai padaryti. Nestresuok! kalbėjimotemos.lt. Geriausia pagalba ruošintis 10 ar 12 klasės kalbėjimui.